Žvelgiant į statistiką, mane vis dar stebina, kad net tarp pasiturinčių pakankamai nemažas pajamas uždirbančių žmonių tik apie 1/5, man atrodo, investuoja. Matau ir tokių, kurie tiesiog viską ant bitkoino, ant raudono, ant juodo statau, kaip kazino. Kaip suderinti tą discipliną ir tas gerasias praktikas, bet ir patenkinti savo smalsumą. Žmonės turi tą tokį įsivaizdavimą, kad jie galbūt valdo daugiau informacijos, sugeba priimti geresnius sprendimus. Moteris rečiau investuoja, bet tyrimai rodo, kad neretai tai daro geriau. Sveiki visi įsijungę tinklalaidę Ilgai ir pelningai. Investuotojų gretos auga Lietuvoje žiauriai sparčiai, padvigubėjo per kelis metus, bet daug pradedančiųjų elementariai nežino, nuo ko pradėti ir daug yra klausimų, daug informacijos labai internete ir tas pradėjimas dažnai galbūt toksai yra prie bėgom, nebūtinai sistemingas. Ir šiandien aš labai džiaugiuosi turėdamas svečiuose Jekateriną Goviną, investavimo, finansinio švietimo ekspertę, kuri, man atrodo, padės mums atsakyti labai daug klausimų, kaip iš tikrųjų sistemingai pradėti investuoti, kaip susidėlioti planą ir kaip disciplinuotai keliauti to investavimo kelionėje. Tai ačiū labai, kad atėjai. Ačiū už pakvietimą. Daug iš tikrųjų kalbam apie investavimą, pati dirbi su švietimu kiekvieną dieną investavimo. Ar jauti tą pagyvėjimą, susidomėjimo, kad daugiau žmonių rimčiau nori domėtis investavimu, kad iš tikrųjų ne tik domisi, bet ir pradeda? Kaip tai pasireiškia tavo kasdieniai veikloje ir ką tu matai pati stebėdama visuomenę? Taip, iš karto norisi atsakyti taip, tikrai labai padidėjo susidomėjimas gyventojų, bet iš kitos pusės taip, iš karto susimastau, ar tai nėra mano burbulas, irgi kuriame gyvenu ir atrodo, kad čia visi kalba apie tą investavimą, visi pradeda investuoti. Tai ta statistika, jinai rodo tą laipsnišką augimą Lietuvoje žmonių, kurie investuoja į įvairius finansinius instrumentus, bet norėtųsi, kad ta dinamika būtų dar greitesnė, spartesnė, kad dar daugiau žmonių investuotų. Bet visgi taip, tikrai taip, pastaruoju metu daugiau žmonių domisi investavimu ir mes tą jaučiame, kadangi dirbu nemažai su finansiniu švietimu, tai organizuoju mokymus tiek online, tiek tokius gyvus mokymus, tai matom, kad vis daugiau žmonių ateina, nori suprasti, kas tas investavimas, kaip tą daryti, nori pasikonsultuoti irgi individualiai, turi kažkiek ten pinigėlių sukaupę ir nori kažkokį portfelį investicinį. Tai žmonės tikrai prieina prie to investavimo pakankamai, taip sakyčiau, racionaliai. Nepuola ten kažko pirkti, ko reikia, nereikia, o taip visgi nori šiek tiek įgyti tos finansinius pagrindus ir po to pradėti investuoti. Tai aš tai siečiau šią tendenciją su tuo, kad matyt, aišku, yra išimčių, yra žmonių, kurie tiesiog viską, ką gauna, tai ir išleidžia, bet visgi bendrai pasižiūrėjus į Lietuvą, tai matom, kad mes pakankamai gerai jau gyvenam, tikrai gyvenam geriausiai, kaip gyvenam istorijoje, Lietuva. Tai žmonės, aš kaip sakau, pakeliavo jau, pamatė to pasaulio, pripirko daiktų, ten drabužių, buitinės technikos ir panašiai. Ir nebeturi kur dėti pinigų. Jo, ir lieka tų pinigų, ir pradeda šiek tiek galvoti apie tą ateitį, galbūt, kad reikia tos pinigus, jau kažkur įdarbinti, Tai aš su tuo siečiau su, tokia augančia finansinė gerovė gyventojų. Tas turbūt tikrai vienas iš pagrindinių faktorių, nors žvelgiant į statistiką, mane vis dar stebina, kad net tarp pasiturinčių pakankamai nemažas pajamas uždirbančių žmonių tik apie 1/5, man atrodo, investuoja. Tai dar to potencialo augti tikrai yra pakankamai nemažai. Aišku, aš tik galim pasakyti, kad matyt mes kalbam apie tą investavimą į finansinius instrumentus, nes tie pasiturintys žmonės tikriausiai turi nemažai nekilnojamo turto įsigiję, kurį nuomoja ir panašiai. Bet bendrai matai, kad yra toks trumpalaikio pelno vaikymasis, ar jau žmonės ateina su tikslu ilgam kaupti ir taip sistemingai tą daryti? Įvairiai. Iš tikrųjų matau ir tokių, kurie tiesiog viską ant bitkoino, ant raudono, ant juodo statau, kaip kazino, panašių principų, ypatingai tokie pradedantieji. Jeigu jau kalbant apie, ypatingai su moterim, daug dirbu su moterim, moteris šiek tiek ateina taip rimčiau prie to reikalo, tai jos jau taip nori ir vaikams galbūt pradėti kaupti, investuoti, galvoja ir apie tą tokį, ateitį, tą finansinės pagalbės tokį užsitikrinimą, tai šiek tiek tokio, daugiau racionalumo. Mažiau azarto. Taip, bet yra ir žmonės tokie, kurie išskiria, tai taip, aš noriu taip ilgalaikiai, saugiai, ramiai investuoti, bet noriu ir pasilikti šiek tiek tam tokiam paspekuliavimui, pasižaidimui. Labai gera mintis, grįšim prie jos, bet pradžiai gal grįžkim prie kaip
tie pradedantieji, ar ne, kaip jam iš tikrųjų susidėlioti tą sistemą ir planą, kokiais šaltiniais remtis, ką pasiskaityti, kokius principus jisai turėtų žinoti, kad susidėliotų tą planą tokio sistemingo investavimo, o ne prie bėgom kažkada nusipirkau Apple, kažkokią Bitcoiną nusipirkau, kažkokią pavienę obligaciją čia vietinę už 12% nusipirkau ir tas portfelis kažkokia mišrainė keista šaldytuvė pastovėjusi. Kaip galvoti apie savo tą investavimo kelią, kad tai sistemingas būtų procesas? Iš tikrųjų paradoksalu, nes atrodo informacijos šiuo metu yra be galo daug. Ne? Ir kursų, ir ten YouTube atsiversk ir įvesk investavimo mokymai, be galo daug straipsnių, reklamų, bet va toj visoji gausoj žmogus pasimeta ir iš tikrųjų jis sako, gerai, suprantu, yra ten obligacijos, yra platformos skolinimo, yra akcijos, fondai, ETF, bet ką man, kaip pradėti? Tai aš taip sakyčiau, kad reikia, pirmas dalykas, ką reikia padaryti žmogui, tai reikia šiek tiek atskirti, nereikia žiūrėti pinigus kaip vienas tikslas, ne, turiu pinigų, noriu investuoti ir reikia kažkaip tą visą sumą galvoti su vienu tikslu. Mūsų tikslai gyvenime skiriasi, ne, ir skiriasi laikotarpyje, ne, ten, kuriems norim investuoti. Tai kaip pavyzdys, jeigu yra žmogus, kuris, pavyzdžiui, turi vaiką, ne, ką tik pagimdė vaiką, planuoja įsigyti automobilį, taip pat norėtų galbūt pasiimti didesnę būsto paskolą, atsinaujinti, didesnį būstą įsigyti, ir plus nori pasirūpinti savo pensiją. Tai yra, ką mes turime 4 skirtingus tikslus. Pirmas dalykas – investavimas vaikui, tai investavimo horizontas reiškia yra pakankamai ilgas, 18 metų. Tarkim, jeigu aš noriu vaiko mokslams sutaupyti pinigų, tai aš turiu 18 metų. Tai tuomet aš jau galiu rinktis tokį rizikingesnį instrumentą, tai yra akcijos. Aišku, reikia ne pavienės akcijas rinktis, o geriau tiesiog pasiimti akcijų, pavyzdžiui, kokį nors fondą. Ir tiesiog ramiai ten vaiko pinigai dabar yra 30-40 eurų, ramiai kas mėnesį nukreipiu į tą akcijų fondą, tai per 20 metų tai turėtų... Geri mokslai išeis. Tikrai geri mokslai, galima bus ir užsienį laisvai išsiųsti vieną iš geriausių universitetų. Tai vienas tikslas. Antras tikslas, automobilį nori nusipirkti ir tai yra 2, pavyzdžiui, metų kažkoks tikslas, tai jau į akcijas investuoti nebūtų protingas sprendimas dėl to, kad kas gali įvykti, kokia nors bloga žinia pasaulyje ir akcijos minus 30-40%, tai reiškia, reikėtų tada žvalgytis automobilio, kuris bus toks per pus pigesnis. Tai tokiam tikslui 2-3 metų laikotarpį visada sakau, tai yra indėliai arba obligacijos. Vyriausybės gali būti obligacijos, arba irgi tie patys fondai, kurie investuoja į vairias obligacijas. Tai toks tikslas. Vėlgi, būsto paskola, tai labai panašiai. Ir pensija, tai pensijai mes turim ir trečią pakopą, kur yra daugiau lankstumo, kur yra šiek tiek lengvatų mokestinių, tai tikrai geras instrumentas, kaip žmonės turi žmonės kažkokį blogą sentimentą dėl tos trečios pakopos, bet jinai tiesiog apsimoka. Arba jau savarankiškai investuoti ir vėlgi, priklausomai nuo žmogaus amžiaus, jeigu žmogui 20 metų, 30 metų iki pensijos, vėlgi galima į akcijas viską, arba jau balansuoti tarp akcijų ir obligacijų. Ir tie, kas jau mėgsta ten galbūt auksą, nekilnojamo turto fondai, bet šiek tiek jau čia sudėtingėja visa matematika. Bet grįžtant prie mano pradinės minties, visgi reikia šiek tiek paskaidyti tos savo tikslus ir tos priemonės bus skirtingos tiems tikslams. Ir paskutinis dalykas, ką pastebiu, kad žmonės šiek tiek neteisingai daro, tai jie neįvertina likvidumo. Tai tavo paminėtas obligacijos, taip pat mes turime skolinimo platformas, kur ten investuoja kažkokią paskolą, ten 3 metams, net 5 metams yra. Ir žmogus po to nesupranta, kad jeigu jis tos pinigus paskolino, tu negali po to po pusės metų ateiti ir pasakyti, žinai, aš persigalvoju, man reikia dabar tų pinigų atiduok, nes tiesiog likvidumo gali nebūti. Gal kažkam su nuolaida reikės parduoti? Arba reikės būtent parduoti su nemenka nuolaida. Tai tas vilionės tos, sakau, dabar daug yra ir paskolų, ten visokiausių instrumentų ir obligacijų, tai visgi reikia vertinti, ar man tų pinigų neprireiks iki to laiko, kai tos obligacijos ar paskolos bus grąžintos. Tos palūkanos dažnai ir yra patrauklesnės būtent dėl to, kad tie pinigai nėra lengvai prieinami ir mes atsisakom to likvidumo, kad greitai prieisim prie pinigų, bet galbūt gaunam 1% ar 2% didesnę grąžą. Tai čia kiekvienas investuotojas turi apsispręsti, ar jam tinka toksai sandoris, ar netinka.
Labai daug principų, labai daug visko, bet, tarkim, turim hipotetinį, žmogus atsistojo ant kojų, pradėjo dirbti, jau keli metai baigęs universitetą, bet 30 metų, horizontas dar dirbk 35 metai ir daugiau gal dirbs. Tai kaip jam, tokie griaučiai, kaip jo portfelis galėtų atrodyti ir kaip jisai turėtų galvoti apie savo to portfelio konstrukciją? Vėlgi, čia galimi įvairios kombinacijos, bet, matyt, paprasčiausia ir kur žmogus irgi, ir turiu draugę, kuri baigė Harvardo universitetą, tikrai protingas žmogus, išsilavinęs žmogus, ir, kažkurį vakarą jinai man rašo, norėjau čia, pradėti investuoti, bet ėjau į ten vieną platformą, įsivedžiau ten S&P 500, vienas iš tokių, populiariausių ETF ir sakė, man išmetė ten 10 jų. Sako, nežinau, kaip čia pasirinkti, čia biržos skirtingos, ten dividendai akumuliuojami arba paskirstomi, tiesiog, per sudėtinga. Tai aš sakau, tokiem žmonėm, kurie nenori gilintis, neturi tam laiko, neturi, gebėjimų galbūt, tiesiog tada, galima pasirinkti pasaulio, tarkim, akcijų fondą. Ką tai reiškia, kad mes investuojam į praktiškai viso pasaulio, tiek Amerikos, tiek Europos, Anglijos, Japonijos ir panašiai valstybių ekonomikas. Tai yra paskirstomas mūsų tas euras, ar ten 100 eurų, kiek mes ten benukreiptume, paskirstomas po skirtingų įmonių akcijas. Tai čia toks vienas iš, tokių, elementariausių, paprasčiausių portfelio, iš vieno iš principo kažkokio fondo. Jeigu žmogus nori šiek tiek, galbūt daugiau, kadangi ekonomika yra cikliška, jeigu krenta akcijos, tai kitos turto klasės galbūt geriau tuo metu, elgiasi, tai tada galima galvoti, šiek tiek praskiesti tą portfelį, įdedant į jį, vėlgi mano minėtos obligacijos, kažkokią proporciją. Jeigu jaunas žmogus, tai geriau obligacijų ten matyti daug neturėti, nes jos tiesiog, uždirbs žmogui ten 3-4% ir jis bus nepatenkintas, ko čia infliacija dabar 5%, o aš tik tais ten 3% uždirba. Tai obligacijos reikia, ir bendra taisyklė, kuo vyresnis žmogus, kuo arčiau pensijos, kuo greičiau reikės pinigų, to obligacijų turėtų būti daugiau. Ir vėlgi yra tas toks maksimalios diversifikacijos portfelis, jau tie, kurie nori šiek tiek to balanso, atsvaros, tai yra akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas ir auksas. Arba, kitos žaliavos, tai galima po vienodą proporciją, po 25%, tarkim, sukonstruoti portfelį iš tokių fondų. Vėlgi mes kalbam čia ne apie tai, kad mes nuperkam vienos įmonės akciją, ne vienos įmonės obligaciją, NT nuperkam, čia kažkokį vieną objektą, ir dar aukso ten plytą. Mes kalbam apie, vėlgi, tą portfelio konstravimą iš tokių diversifikuotų fondų. Keturiais turbūt fondais arba ETF-ais galėtų įgyvendinti šitą, ar ne? Net nereikėtų fizinio aukso ar fizinio nekilnojamo turto pirkti, galėtų per finansų rinkas. Būtent mažai kas žino, beje, kad iš tikrųjų, kad nekilnojamąjį turtą mes dažnai žiūrim, kad tai yra investavimas būtent perkant kažkokį objektą. Dar dabar išpopuliarėjo nekilnojamojo turto platformos, kur galima paskolinti, bet galima dalyvauti ir per tos pačius ETF-us, fondus, kur mes investuojam į įmonės, kurios vysto nekilnojamojo turto projektus, ten perka sklypus, ten stato pastatus, valdo portfelį įvairiaus nekilnojamo turto. Taip mes galim ne tik čia Lietuvoje pirkti, ne tik Ispanijoje, kaip dabar populiaru, bet ir toj pačioje Amerikoje investuoti nekilnojamo turtą ir kitose valstybėse. Tai taip vadinami REIT fondai, nekilnojamo turto fondai. Čia turbūt verta priminti vieną tokią konstruojant, kai jau žmogus apsisprendžia, kokią proporciją ten jo portfelis bus, ten tarkim agresyvus 90% akcijų, 10% obligacijų. Svarbus dalykas turbūt yra prisiminti rebalansavimo toje koncepciją, kur net per dažnai neprekiauti, bet kartą metuose, tarkim, atstatyti tą proporciją ir tai mes žinom, kad pataikytų į rinkos tos, kada brangi, pigi labai sunku, bet tas rebalansavimas padeda, pavyzdžiui, jeigu akcijos labai išbrangsta ir obligacijų dalis sumenksta iki 5%, tai tų brangių akcijų šiek tiek parduodam ir užsiperkam pigesnių obligacijų ir priešingai, krizės metu obligacijų dalis išsipučia ir natūraliai mes taip pigiau tų akcijų nusiperkam. Tai du turbūt svarbiausi dalykai ilgalaikės grąžos yra, kokios turto klasės yra tam portfelyje ir kad mes rebalansuojam jas nuosekliai, tai čia tokie
du veiksmai, kurie yra patys svarbiausi priimti investuoti, turbūt apart disciplinos ir laikytis to investavimo. Taip, nešokinėti iš vieno į kitą. Visi žinom, visi tyrimai per turbūt 10 metų rodo, kad pasyvios strategijos tokios pirk viso pasaulio akcijas ir laikyk ir nieko nedaryk ir nieko neplanuok, laimi prieš aktyvų valdymą 95 kartus iš 100. Labai retai kam pasiseka aplenkti rinką. Bet tiem, kas šiek tiek gaudosi ir tokie azartiški žmonės, yra vis tiek labai norisi. Ne? Tu jau šiek tiek užsiminiai, kad nori žmonės tą daryti. Tai ką daryti tiem žmonėm, kuriem niežti nagai, vis tik tai valdyti tos savo pinigus, tikrinti, kažką ieškoti laimėtojų akcijų rinkose ir taip toliau. Kaip suderinti tą discipliną ir tas gerasias praktikas, bet ir patenkinti savo smalsumą rinkose. Taip, tai čia, matyt, nereikia, mes taip kalbam apie tą racionalų žmogų, kuris turėtų 20 metų, jau sudėliot krepšelį, rebalansuoti vieną kartą per metus, jokių ten staigių veiksmų nedaryti. Bet čia yra tas žmogus, kuris įsivaizduojamas žmogus. Realus žmogus yra tas, kuris galvoja, aš nueisiu į tą kazino, pastatysiu ir laimėsiu. Tai visiems žmonės turi tą tokį įsivaizdavimą, kad jie galbūt valdo daugiau informacijos, sugeba priimti geresnius sprendimus ir panašiai. Ir ypatingai tas beje būdinga, ką pastebiu pas naujokus, kurie ateina tik investavimą ir aš save prisimenu, kai aš pradėjau tik tais investuoti, aš irgi ten pirkau akcijas, tai mano buvo toks, kiekvieną dieną atsiversdavau ten grafiką, kažkokių įmonių, nežinau, tiesiog randominių tokių, kažkur išgirdau kažką, ir matau grafikas, šiek tiek pakrito, tai aš pirkdavau, po to pakildavo, aš parduodavau ir toks žaidimas, jis, tikrai tęsdavo. Ir komisiniai visą pelną suvalgo. Matyt, bet ten nenagrinėjau, bet tai buvo toks savotiškas žaidimas, po to, iš jo aš aišku, taip nevyksta, kad čia perki ant dugno, parduodi ant piko, tai tiesiog tai yra naujoko sėkmė. Tai ta naujoko sėkmė, matyt, lydi žmogų, daug kur, tose pačiuose ten žaidimuose kažkokiuose, ir panašiai, bet visgi laikas, išlygina viską ir, tie žmonės, kurie bando pagauti tą rinką, jie, tiesiog rodo statistiką, kad jie pralošia tiems, kurie investuoja taip pasyviai, mažai ten blaškosi, investuoja diversifikuotus instrumentus. Nepaisant to, tai nepanaikino to žmogaus noro pabandyti tą laimę. Ir aš sakau, nėra nieko blogai su tuo, ir ypatingai, nes tai yra paskatinę žmogų domėtis. Nes jis pradeda domėtis, dabar dirbtinis intelektas, žmonės domisi gerai, tos dirbtinio intelekto įmonės. Bet yra ir aplinkui tas sektorius, ten baterijos, turbinos ir kas bebūtų, tai žmonės tokiu būdu, bandydami pagauti tą, gerą akciją, jos domisi, plačiai, apie industriją, apie ekonomikas, apie geopolitiką ir panašiai. Tai man atrodo, kad tai yra geras efektas, kur tokį gauni savotišką, tokį išsilavinimą, rizikuodamas kažkiek pinigais, bet ir, Geriausios pamokos, kai prarandi kažkiek pinigų. Tai mano taisyklė ir ką aš pati darau, aš irgi turiu tą portfelį, su kuriuo aš taip, paspekuliuoju, taip, pažaidžiu, nežinau, paspekuliuoju, bet tai yra tiesiog dalis mano portfelio. Yra ta protingoji dalis, racionalioji, apie kurią pašnekėjom, ten diversifikuotas, mažai veiksmo, tik papildau, ten nesiblaiškau, bet yra tas, kur aš irgi stebiu, ten kažką domiuosi, pabandau, nuperku kažką, ten, dažniausiai nesiseka. Dėl to, kad, dėl to, kad tai reikalauja nuolatinio tuomet, tokios nuoseklaus domėjimuose. Neužtenka, kad aš paskaičiau vieną straipsnį apie, kažkokią ten perspektyvę įmonę, man reikia tada rytoj ir poryt sekti, kaip ar neatsirado konkurentas, kaip buvo pavyzdys, su tais, Ozempiko, vaisto gamintojo, tai gerai, Ozempikas atrodo, tai viskas čia, visą turėtų greitinėlę, pasiimti, bet atsiranda konkurentas, kuris pasiūlo galbūt tokį patų, gal net geresnį vaistą. Tai ką tai reiškia, kad tas, kuris buvo, atrodo, pirmas ir toks, turėtų jau viskas aukštyną, jis ne aukštyno, viskas nuvažiavo žemyn, dėl to, kad atsiranda konkurentai, kurie, pigiau galbūt, geriau ir panašiai. Tai tas investavimas į akcijas reikia suvokti, kad, tai yra, ir tą reikia priimti. Ir aš ramiai žiūriu dabar į tas įmonės, į kurias aš investavau, ten yra minus 70, minus 80, ir aš suprantu, kad tai yra mano pamokos, ir aš net laikau tas
įmonės, nes atsidarau tą programėlę, aš matau tos minus 80, tai yra man kiekvieną kartą primena, kad va čia yra minus 80, bet tie ETF-ai, kuriuos aš nupirkau, diversifikuoti, ten yra plus 15, plus 20, viskas žaliuoja, o ten viskas raudonuoja. Tai va yra tokia gera pamoka, kuri... Tai geras suvenyras. Taip, tikrai taip. Kalbant apie nuostolius, labai gerai čia pereina tema. Visi žino patarimą, kai viskas krenta ir labai baugu, kad reikia nepanikuoti, laikytis plano, bet sunku, tam nepasiduoti toms emocijoms. Turi kokių nors gerų patarimų, ką sakai žmonėms, kurie sako, ką čia dabar daryti, minus 20% visur ir kaip čia dabar bus, ar ne? Ir gal yra kažkokių tai, yra tie pasyvūs patarimai tiem visam ilgalaikiam investuotojam, kurie savo, tai pasviros dar pirmyn atgal, tau už 20 metų tų pinigų reiks nesugalvos, bet gal yra kažkokių tai žingsnių, kuriems žmonės, kurių trumpesnis horizontas yra galbūt, ką galima daryti, kaip tą riziką valdyti. Man labai įstrigo ir visada prisimenu tą frazę, kurią pasakė Warrenas Buffettas, prilygindamas investavimą su nekilnojamoju turtu. Kai mes, tarkim, įsigijam kažkokį namą, mes sumokam kažkokią kainą už jį, tai mes po to, kitą dieną nebėgam ir, netikrinam, o galbūt, kaimyno čia, kiek kaimynas, išstatė tą namą pardavimui, kartais užkliūna, tas jo, kad, visai kyla kaina, galbūt, bet mes neeinam, kaip dabar mes į programėlę einam ir kiekvieną dieną ten po daug kartų galim matyti, kaip ten keičiasi kaina, mes to nedarom su savo nekilnojamu turtu. Kitas dalykas, pavyzdžiui, obligacijas įmonių. Jeigu mes investavome kažkokios įmonės obligaciją 2 metams, jeigu nėra rinkos, nėra likvidumo, mes nežinom. Galbūt ta įmonė jau ten kitą dieną jau kažkas blogai, galbūt finansiniai rezultatai nuvažiavo žemyn ir panašiai. Bet mes žinom, kad laikom ten 2 metus, ir mes tikim, kad po 2 metų, ta įmonė išpirks tą obligaciją. Nepaisant to, kad galbūt, jeigu būtų tikroji ta rinka, matytume ir pakritimus, minus 20 tos pačius, dėl to, kad tiesiog keičiasi ekonominė aplinka. Tai dabar grįžtant prie ypatingai akcijų, kai mes turime tą nuolatinę, ir čia dabar mes ten dienos metu, bet jau einame link to, kad bus 24/7, kad tai reiškia, kad visą parą ir savaitgalį, kas dar labiau, tokį, turės efektą, kad žmonės dar labiau, žiūrės, ir ten bandys kažką daryti. Tai, su tuo reikia tiesiog dorotis taip, kad tu supranti, kodėl tu investavai į vieną ar kitą instrumentą. Aš investavau, tarkim, į ETF-ą, Amerikos ETF, tarkim, S&P 500 ar kažkokį kitą, kuris seka visą, pagrindinę Amerikos ekonomikos dalį. Ir jeigu išeina ir pasako kažkokią žinutę, dėl ko ten labai viskas nuvažiuoja, bet po to kitą dieną, jis pasako kitą žinutę ir viskas atkyla, tai aš jau suprantu, kad, aš nereaguoju trumpalaikius tokius pasisakymus, nebent aš pasinaudoju progą ir papildau tą portfelį, matau, pakrito, nėra jokių tokių, ekonominių priežasčių, tokių ilgalaikių, dėl ko Amerikai bus blogai, Bet, kaip ir sakai, gali pasikeisti iš principo, ir dabar, turėjom mes labai gerą laiką Europai. Iš tikrųjų, visi ekonomistai sakė, Europa dabar auksinis amžius ir visa Europos akcijų rinka tikrai gerai reagavo. Kas vyksta dabar? Ta Irano karas užsitęsęs, jau visi kalba, kad Europai gali būti, blogiau negu... Blogesnis, Tai ką tai reiškia, kad galbūt jau ta tezė, kad, reikia, daugiau svorio į Europą, galbūt jinai nebegalioja. Tai ir tada galbūt reikia, pagalvoti, ar neverta būtų sumažinti Europos dalį tam žmogui, kuris galbūt statė ant Europos dabar ir galbūt, padiversifikuoti tą pačią Ameriką, apimant, nes Amerika, kaip bebūtų, bet visgi, jai tikrai šitas visas karas yra, labiau į naudą, sakyčiau, negu į nenaudą, nors ten irgi infliacijos ir kiti dalykai, bet tai tas fundamentai, kai mes matome, kad keičiasi fundamentai, tada galbūt yra protinga rebalansuoti portfelį. Jeigu tai yra tiesiog kažkoks trumpalaikis, pasviravimas, dėl to, kad, dėl kažkokių ten, tokių, tiesiog nuotaikų, būtent pasikeitimo nuotaikų, tai reikia su savim dorotis ir, nieko nedaryti. Nes kam yra pelningas tas visas treidinimas, ir ta prekyba aktyvi, tai pelninga tik tais brokeriams, kurie nuo kiekvienos transakcijos pasiema nuo pirkimo, pardavimo, jie pasiema savo dalį. Tai jiems yra
super, jūs tik pirkit, parduokit, jie tas naujienas, ne, ten visą srautą, sekite, ne, čia analitikai prognozuoja, ne, tik jūs būkit aktyvus. Tai brokeriai išlošia iš to, žmogus tikrai ne. Tik galiu paantrinti, kad per dažnas žiūrėjimas ir tas papanikavimas tikrai jisai nepadeda. Turbūt tas žingsniai to rizikos valdymo svarbiausia turbūt irgi padarome, susigalvojant, kaip atrodys tas portfelis, kokia dalis bus saugių turto klasių ir turbūt čia reikia priminti apie saugumo rezervo turėjimą, kad kai turi savo normalią saugumo pagalvę, tas portfelis gali svyruoti po 10-20% į kurias pusės, žinai, kad kas beatsitiktų, tu kelis mėnesius esi saugus ir gali pralaukti tą didžiausią nerimą rinkose, jeigu tų pinigų kažkada prireiktų. Tai tas saugus rizikos prisiėmimas, labai svarbus rizika prisimti svarbu rinkose, nes taip mes uždirbam pinigus, bet ją prisimti reikia su tais pinigais, su kuriais mes galim rizikuoti, tada išvengiama labai daug klaidų. Na ir ekspertai rekomenduoja, paminėjai 2 mėnesius, rekomenduoja 6 mėnesiai, taip, kad ramu, ne, jeigu ten kažkaip, išeini iš darbo, ne, ir ten nepavyksta galbūt iš karto rasti, kad būtų nebūtų to nerimo tokio. Taip. Užsiminė apie moteris. Ir moteris investuotojas. Moteris rečiau investuoja, bet tyrimai rodo, kad neretai tai daro geriau. Kas čia yra? Kodėl jos netaip dažnai investuoja, bet kas jas padaro geresniem investuotojam? Tu jau užsiminėjai, bet ar kartok, čia labai įdomi tema, apie kurią tu dažnai kalbėjai. Yra viena amžiaus grupė, kur moteris investuoja daugiau negu vyrai. Našlės. Taip. Ten 65 metų plius, ne, nes moteris kaip taisyklė gyvena ilgiau, ne, tai paveldi vyrų tą turtą visą portfelį, ne, ir tada jos. Liūdna tokia statistika. Liūdna statistika, dėja, taip. Taip, bet grįžtant prie moterų bendrai, tai, yra kelios priežastys. Viena priežastis, dėl ko moteris investuoja, ne taip dažnai kaip vyrai, ne, ir, šiaip pat, jeigu paimtume tą statistinį investuotoją, tai jo 3/4 maždaug jo veido būtų vyriškos lyties ir tik tais 1/4 moteriškos, ne? Ką tai reiškia, kad 25% moterų investuoja, maždaug 75% sudaro vyrai. Tai kodėl moteris investuoja mažiau, tai vienas dalykas, jos yra labiau, risk averse, ne, tai yra lietuviškai, tai bijo prisimti rizikos ir tuomet jos pasirinka geriau tie pinigai būna sąskaitoj, negu aš investuosiu į kažką, ko aš nesuprantu, nenoriu aš tos rizikos. Tai dėl to jos mažiau investuoja. Bet kai jos jau pradeda domėtis, skiria laiko, ne, išklauso ten kursus, knygas paskaito, pasikonsultuoja ir pradeda investuoti, tai dėl to, kad jos prieina prie to investavimo daug rimčiau, sakyčiau, racionaliau, ne, jos tada ir tikslus savo užsibrėžia, ne, ir ten tą portfelį sudėlioja, tai dėl to, kad jos prieina taip prie to reikalo, tai kai jau pradeda investuoti, jos mažiau blaškosi, nors yra tas gyvojo stereotipas, kad moteris ten spontaniškos, ne, ten tokios jos emocionalios, iš tikrųjų investavimo moteris yra labai, labai protingos, ne, dėl to, kad jos supranta, jos jau girdėjo, ne, joms jau sakė, jeigu krenta, reikia neparduoti, reikia galbūt papildyti portfelį, jeigu nėra kažkokių fundamentalių ten priežasčių, dėl ko reikėtų apskritai galbūt likviduoti poziciją, ne. Tai jos jau tada daro tą rimčiau. Ir antras dalykas, jos mažiau daro veiksmų, ne, tai yra perka parduoda ir dėl to ant to komisinių brokerių, kur sumoka vyrai, ne, prekiaudami ten, pirkdami, parduodami, tai moteris ant to sutaupo. Tai skaičiuojama įvairūs yra brokeriai, čia buvo paskutinis, kur mačiau, tai paskaičiavo net 4% moterų uždarbis, čia 24 beros metais, 4% moteris daugiau uždirbo negu vyrai iš savo investicinio portfelio. Ne? Tai čia pagrindinė tokia priežastis ir aš tarsiečiau tą moterų investavimo temą su rizikos prisėmimas ir verslo darimo. Vėlgi, jeigu pasižiūrėtume verslininką tokį tipinį, ne, tai visgi yra, dažniausiai tai yra vyras. Nes vėlgi tai yra rizikos prisėmimas, darimas to, kad kur moteris sako, nesąmonė čia, aš tai tikrai to nedarysiu, nes A, B, C, D, ne, o vyras, padarom, pasižiūrim. Negalvoja per daug. Taip, ir tas, iš tikrųjų tas pasiteisina, tai rizika, jinai, dažniausiai pasiteisina, ne, tai moterims, dėl ko sakau, reikia šiek tiek žiūrėti ir per tą rizikos prisėmimą, ne tik investavime, bet ir gyvenime apskritai, ne, prisėmant, riziką ten darant kažkokį verslą, įmantis projekto, surizikuojant, pasisiūlant save
kažkur, ne, kažkokią poziciją, ne, jeigu tai yra karjera ir panašiai. Tai va, tai viskas tarpusavį koreliuoja, bet noriu pasidžiaugti, kad va, ypatingai to jau jaunesniai kartoj, tai matosi, kad nu, jau ta takoskira jinai mažėja, stipriai mažėja, tai nu, mano toks, nu, aš viliuosi, kad po kokių 10 metų, nu, jau ta tema bus tokia ne tema, tiesiog, ne, ar vyrų, ar moterų investavimas tiesiog bus pakankamai vienodai. Labai džiugu matyti progresą ir turbūt atmetus tuos vyrus, kurie kaip ateina į rinkas kaip į kazino, o pažiūrėti tik tai abiejose grupėse, kiek yra sistemingai investuotojai, turbūt tas skirtumas gal nebūtų ir toks didelis. Ir moteris turbūt ateina investuoti dažniau ne todėl, kad joms įdomu rinkos ir kažkur tai pažaisti arba patikrinti savo intelektą, o tiesiog nes reikia, ar ne, ir išnaudoti tuos instrumentus ir tada toks sistemingesnis turbūt tas. Smagu stebėti, aš vat, prieš mėnesį čia valgiau kaviniai, pietus ir 2 jaunos merginos sėdėjo ir jos vat, visą, nu, pietų metu, kadangi šalia sėdėjom, tai kalbėjo apie investavimą ir ten, nu, jautėsi, kad nelabai supranta, bet kažką, nu, vat, bando ten, nu, kažką bankė, čia vat, kažkoks fondas, o gal geriau šitą, tai, nu, tikrai jaučiasi, kad moteris jau ir tarpusavėje pradeda kalbėti apie investavimą, kai anksčiau ta, nu, moteris, kuri investuodavo, buvo šiek tiek tokia, nu, balta varna. Ir atėjus į konferenciją, matydavau, kad, nu, vat, yra 90% vyrų, 10% moterų, kurios tada ir jaučiasi taip, nu, nekomfortiškai tam, nu, kad nes toks atrodo, nu, va, čia ne mano hebra, ne. Tai va dabar jau, nu, moteris tarpusavėje jau šnekasi, tai va tas, va, irgi šiek tiek, va, toks stereotipo tokio panaikinimas, kad čia yra vyriška tema, ne, vyriškas reikalas, tai irgi džiugina. Ir dar vienas dalykas, kas atsitinka, mes, kadangi siūlom ten online tokius kursus apie investavimą, tai ateina vyrai, kurie dovanoja savo žmonom arba investavimo kursus, arba ten kažkokią bendruomenę susitikimą. Tai irgi labai smagu matyti, kad ir vyrai, suprasdami, kad, nu, moteris turi investuoti, tai rūpinasi. Šeimyninė veikla visa. Taip. Padėkosiu tau už puikų pokalbį. Investavimas tikrai tampa visų tema ir vis dažniau tenka išgirsti praeinant kažkokiu žmonės diskutuojant ar apie pensijų pakopas, ar apie investavimo galimybės. Tai kalbėkit, diskutuokit, švieskit vieni kitus ir iki kitų kartų.